Gerai, kadangi jau prakalbam apie transporterių filmas, jo filmą ir tą Bytę, jis jau toks vardas, tai čia yra jo brolis autistas. Olsa, žinojat, kad šitos rankenos yra nuo tų metinio šaldytuvo rankenos, nes tiesiog pigiau buvo. Čia nežinau, ar faktas, tiesiog mačiau tik tokią, tai 9% kad netiesa, bet pagavau juokinga. Olsa, man visada būdavo labai žavinga šitie du plonyčiai duslintuvai, kurie eina per vidurį, kaip ant R32 Golfo. Žiauri cool atrodo. Salone tiesiog ventiliatorius su prailgintuvu. What the fuck, kodėl? Aš suprašiau, ventiliatorius būtų, kur tipo vasarą, kai nėra kondičkas, gali papildomai įsijungti, bet o prailgintuvas kam? Čia ta audinė, kur absoliučiai visi Facebook'e, visose turbūt grupėse kokiose suklausinėja, tai ar čia ta Landsbergio? Tai čia ta Landsbergio? Ne, čia ne ta Landsbergio. Landsbergio audinė yra muziejui. Aš ten buvau ir galiu patvirtinti tikrai Landsbergio. Atsidariau langą ir... šiferio kvapas. Bet šita irgi žiauri faina. Už 15 000, blemba, ir net nežinau, ar apsimoka ar ne, nes čia yra tokia mašina, kur tu žinai, iš kokios vertė. 15 000 čia mažai, čia daug. Lietuvoje atrodo daug, bet galvoju, kad čia atrodo žiauriai mažai. Čia viena iš tų mašinų, kur aš neįsivaizduoju jos vertės visiškai.